Aš su tavim nuvažiavau virš 3000 km per Vėsą Pakistaną, per nesąmoningus kelius, per kalnus. Su tavim buvau 4600 metrų aukštį. Ačiū tau. Bet atėjo laiks su tavim atsisveikinti. Ir ko man dabar su tavim daryti? Nežinau. Nu, kol kas plans galbūt nuvažiuoti iki miesteliaus, gal net miestas, sakykime, kalnus, Gilgit vadinas, ten nuvažinėjęs ir tuktuką, tai gal ir tam paklausa ir kažkas norės iš manęs tiesiog nupirkti ir pažiūrėsam, kiek jinai man gali pasiūlyti, žinau. 5 kilometrų jau šiandien nuvažiavau, 5 dar lieka. O kodėl čia sustojau, nes čia man tokį įdomį veitą visai pasirodė. Karakorumų kalnų nacionalinis parkas, kažkas tokį. Laukinių gyvūnų kažkas, čia va tokie gyven aplinkau. Gaila, nemačiau nė vieną. Gal pamatys davažiuodams. Ir žiūrėkit, čia šitą tami taškį atsiskyri žemyną. Aš nėra labai gera angliška, aš čia nežinau, ar šias išversti, bet prieš 55 milijonus metų Indijos ir Eurazijos tektoninis plokštis atsiskyri ir kažkas tada toliau įvyko. Nu, žodžiu, nemaniai suprasti. Varo mane tada iki to Gilgitą. Nu, nežinau, kiek čia prasidėjo pro to miestą, tik vieną tuktuką te mačiau. Ta prasme, aš jau 4 dienas iš eilės mėgtų surubas. Pata jau noriu nusipraust po šiltų, mumi pakimarin šiltą kumbarį, pukaldrą. Įneišien. Toks viešbuč šitą. Oi, tu belikė geras kumarys. Bet šalt. Ai, žiūrėk, taip čia šildo seniai. Near. So, hot water is coming. Ir čia ant dujų. Bet... Nu, toks ant neprašėldys, jaučiu kambarės vis tiek. Nu, gerą dzin apsistos čia šiandien. Tuok terasėlį. Tokie vaizdą aplinko. Čia man toks. Ir valgyti padarė man dabar. O, thank you very much. 21 eurus kainuoja čia pernakvoti nakčia. Bairis tem, kad aš čia vienintelis gyventojas tam viešbutį, nes nieks nekeliauja čia dabar tokį metu. Šalta tiesiog, ne sezonas. So this is Dal Chawal? Yeah. Nice. Shukriya. Yes. This? Better? No problem. No. This is Pakistani chef. Pakistani chef. Okay. Nu tai čia yra Dal Chawal, jau ką per girdėjot. Eik, iš karto. Pakistanietiškas patiekalas, ryžė sutroškintas lėšės. Kokį porcijai. Vyva. Nu, ko nežinau. Skaniai visai. Nesu mėgęs apžvelginėti maistą. Galiu pasakyti tik, ar skaniai, ar neskaniai. Čia skaniai. Pipirų tik daug pridėt, kad pakointi pipirų, tai ne fainė. Tai bandau čia išrankioti kiek iš šiandien. Žodžiu, matot, nejaučiu, kad toks biškis ergonis esu, tai kalną mani nugalėjai. Smurglys bėg, žodžiu, varau nuspirti vaistų, šiandien niek nebeiku. Tiksliau veiku, derinu dalykus, kalbu čia su kelias pakistaniečias. Su lietuviu irgi katras gali man padėti ir žieną, ką reikėtų parsigabenti tuktuk į Lietuvą. Tai šiandien pasielus, bandau pasveikti ir rytoj jau grįžtų pas jums su sprendimu, ko darom su tuktuku. Hello, welcome. Okay. Atvarė pirkės atseit. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hi, do you speak English? No. No? So you're interested buying? I'm not. They are interested in buying. I paid 470k. Completely new.
Shams Power. I did the buttons for ventilator, lights. Petrol, yes, only petrol. So they will discuss price now, right? Okay. I think it's a little bit more powerful than normal. ये वो लोडर रिक्शा नहीं होता है लोडर रिक्शा ये उसका इंजन लगा हुआ है इसमें ये क्या है? It's like official, it has every documents. It's not a normal thing here. You can use it. People have traveled to Islamabad. They use rickshaws when they go to Islamabad. So in winter time you get that much electricity. How much hydropower Water is creates? No, the only source is hydropower. So if you, Okay, that's why the electricity is problem here. during the summers, it's almost for 24 hours, and the price is very low. He offered 250. He offered 250. Yeah. 250 is too low. He said if I had money, I would have bought them. मैं एक दो तीन कॉल करता हूँ. She used to live with us back in 2001. Damn. Žiūrėk, atvarė dar vienas žmogus, sakė, pažįst lietuvį, sakė Jolanta. Pažįst Jolanta, geras. Yeah, thank you for coming to see it. So I bought this in Karachi, brand new. Yeah, everything is working fine. So are you interested in buying or no? Me? No, I'm not buyer. I'm the owner of the. Oh, so you thought I'm sorry, sir. Dobra. Žodžiu, vakar dar laukiam, kažkas turėjo atvažiuoti čia apžiūrėti ant tuk-tuk, bet nieks taip ir nebeatvažiavo. Šiandien vėl kažkas atvažiaus, bet neaišku kada. Tai imu iniciatyvą į savo rankas ir varau miestą, kalbinsiu žmonės. Gal kažkas susidomės ir norės nupirkti. Gal pasiūlys normalią kainą, nes kiek vakar siūlytai ne. Kitas variantas, galėčiau kelti tuk-tuką Untralą ir siūsti į Hyderabad pas Džerdaniaus, bet siuntiems kainautų apie 250 eurų ir užtruktų nuo 5 iki 7 dienų. Tai ilga, dėl to nenoriu to daryti. Dar, aišku, ir variantas tuk-tuk gabenti į Lietuvą, irgi dabar ir toks lietuvis, kad ar smaniai padeda, tai to variantą ir neatmetu. Po to gali dar tuk-tuk išardyti dalim ir siūsti kaip dalis į Lietuvą. Bet nežinau, žodžiu. Varau miestą kažko iškoti. Ką tokio vieto turėjau užrašyti, žodžiu. What the fuck? O gal pasiemu kukurūzų? Assalamu alaikum. Can I get one? One this. Okay? How much? 50? Nice. Daugiau kaitros. Plasmais degin gers. 10 minutes? Okay, I'll wait. My rickshaw. I want to sell. You understand? Sell. Where I can sell? English not. Okay, wait, translate. Blemba, aš internetą neturiu, neišėnėt išverti. O, atsirado. ये मेरा रिक्शा है इसके चाचू ये करते हैं ये करेंगे ना ये वाला You don't know? price 380,000. 3.8 lakhs. 3 lakh New. Čia tas, kur šnekino, sakė, čia mon ir stands pardavinėja coins. So how much free pairs? Price? 150 one. Ah, okay. Tea? Okay. Šukriya. Ką fainai koks šaltas. Nežinau, ar čia tų starpų smėliaus yra, ar druska čia. Labas, skania. Šukriya. Aš čia privalgysiu iš to kukurūzdėjo. If I not sell today, Then you stay here. no, then I put the rickshaw on a truck and transport it to Hyderabad. Expensive discount. Yeah, we are need not discount. We have not 3 lakh. I want to sell it quick. You can take it and go travel with to Rawalpindi and sell there and make profit maybe. That's what I'm thinking. Or you can use it here, I don't know.
will contact you. Okay, thank you. Aš čia noriu parduoti ant tuk, bet kažkokius keistus garsus čia pradėjus skleisti. Reikia sutvarkyti, kodėl čia taip sunkiai servis surasti. Kas ten į? Start. Ai, nuns galvo, kad čia dėl to pat vėl atsok šitą varžus, nes ta šitą neprisispaud normaliai. Prisokit, o gluš kažkokį tarpindą pakeitį, lyg tai geriau dabar. Šiem centremons. Brand new. Amazing riksha. No problems. Good price. Man sakė atvaryti čia ir kažkoks torgus, bet šiandien ir 5 dienas, tas 5 dienas, kad šventą dieną nieks netėra. Leva. Pabandom čia. Žiūrėjau, viešų saugiant čia irgi. Assalamu alaikum. Do you speak English? One moment. 380. No? 350. 300. 200. No. 100. No? Okay, šikri. Ta prasme, net už 4 kartus pigiau rinkis kainą neperka. Yra neįkvailiai ir... Nu, aš nebūčiau pardavęs už tai, bet... Tipo. Nu, labai daug čia prasivažinėjau, klausinėjau žmonių. Sunkiai, nes 9% anglišką nešnek. Ir nieko nepešiau. Grįžau pas savo galios, pasiėmiau dar 1 gurus. Gera, čia neparsidausins už normalią kainą. Tai ko dabar padarysam? Tiesiog kelsiam tuk to kontralą ir parsiusiam manon į Hyderabad, į miestą, katram gyvent Džardanis. Varau nusiimti grinųjų. Išsimiau pinigų, kad išsiimti 300 eurų, bankomatau 12 eurų turi sumokėti. Nepatinka. Toliau, grįždams pasiėmiau valgyti, porą picų. Tokių miniatiūrinių. Biryani ir bulvytis. 6 eurų. Ir suderinau tralą, atvarys, už valandos paimsiu tuk-tuk. Kol neatvažiavo, reikia jūsų vardus užrašyti. Viskas šitą atvarį žmogus jau užrašiau vardus, kad reikia pastarį video prisidėję. Ačiū jums labai. Ir ne tik jums, visiems, ta prasme, kosmosas. Kiek jūsų yra daug. Ką čia parodyti dabar visiems? Ką? Prasme, jūs juokaujat. From Gilgit to Hyderabad, 72,000. Just in the time. That's from him. Yeah, he wrote that it's 72k. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Be nice to him, okay? Nu, dar nevažiaus, dabar tikraks pasiėm, saik ryt atvarys, taip jau išveš ir kraus ant fūros. Iš pradžių važiaus į sostinį, į Islamabadą ir iš ten tada jau į Hyderabad, pas Džardaniaus. Tai dabar mano tuk-tuks keliaus beveik 2000 km atgal, beveik į ton pat miestą iš katro ir startavom. Tai tuk-tuks ten važiavom dabar ir aš ten važiuoju. Ir 2000 km reikia nusigauti atgal iki Karačiaus. Nes noriu susteikti dar su Džardaniu ir kitas draugas, su Jezu, su Semu. Aš man gal paveiksam dar ir tada galėsiu iš Karačiaus skrėsti namiai, nes iš ten parskrėsti daug pigiau negu iš sostinės. Iš sostinės gali Lietuvą parskrėsti už kokius 400-500, o iš Karačiaus už 100-102. Ryt 9 val. Ryt išvarau. Dar tuk-tukų nieks neatvažiavo pasiimti. Nors sakė, kad atvažiaus. Tai ar apgaus čia mane ar ne, nežinau. Pinigą sumokėti jau. Salam alaikum.
tipo. Žodžiu, važiuoju su mašina, čia prirenk pelną mašiną, tipo kaip toks shared taxi vadinasi. Jei nori sėdėti priekį 11 000 pinigų, jei gali 8 000. Do you know how long it will take for us to reach somewhat? No? How long it will take? 13, 16 hours. 16 hours? 16 hours. 13, 14, 16, what the fuck? Your school? Oh, nice. Jeigu čia ves keliuojant to egzaminas gros, tai aš patyl. Su maniem į Islamabadą važiuojant toks labai įdomus žmogus, amerikietis ir uns irgi ir crazy dalykų padarys. Tai, bro, you said you walked from Mexico to Canada. Yeah, I've walked from Mexico to Canada 3 times. And you also hitchhiked from coast to coast all the way from Yeah. America. What else have you done crazy? I've walked a lot and climbed a lot. Come to Pakistan. Yeah, that's also That's a little crazy, yeah. Damn, nice to meet you, man. Yeah, man. Šešis valandas važiuojam jau ir privažiuojam kelią, uždaryts. Nes siunta atėjo ant viršau. Krenta akmena pavojingai važiuoti. Neaišku, kai čia reikės laukti. Čia va melda žmogus. Kiek dar lieka, neįsivaizduoju. Čia malkas pardavinėjau, štai ir svarstyklis. Kiek kilogramų lieka, kiek nesipelkia. Žodžiu, updates. Važiuojam jau 14,5 valandos. Dabar ir po 1 nakties. Ir paskutinis sustojams. Geram arbatėlį. Dar valandą lieka. Driveris išpratėjęs, lek konkrečia. Bata. Galveits nėra. Nu, tas, kad važiuojam jau žiauriai ilgą, išvargina, bet kas išvargina dar labiau, tai tas, kad vėsa kelia, vis 14 valandų gro pakistanietiškų muziką. Ir garsė gro. Ir anamon jau teik atsibuoda. Nesąmonė. Vienas momentas toks buvo, skomen vairuotojo galvoju, o atsileips pašnekės biški išjungs muziką, ten bent jau patylins. Ne, muzika toliau plak, ten gali muniai kolojinkis čia vairuotos. Assalamu alaikum. Bet neapdau, belėk. Žodžiu, parveži pos 2 jau. Ir čia norėjau pernakvoti.
Bet sako, čia nepriimam mes užsieniečių. Kitur. Tai einu kitur. Assalamu alaikum. Foreigner allowed in this hotel? Foreigner no. Mana. Mana. Viešbutis priėjom užsieniečius, bet panašu, kad Bronxas jau bus žaltys. Nu pasiklausom, kiek kainuos. O. Assalamu alaikum. Hello. No? Where can I stay? In Islamabad. In Rawalpindi, foreigners not allowed? Aš nepagaunu. Only Islamabad. Taxi? Taxi, yeah? Okay. Thank you very much. Iškvieti taksą, važiausiu iki Islamabadą, nes tai miestas šalia Islamabad nepriėm viešbučio užsieniečių. Žiūrom filmą. Šitą daug paprašiau. Daug, 3 štuk, sakai, vesks, imk raktą. Jokių pasų, jokių vizų, nieko. Normalus kambarys. Kalabas pareiks jam neglait. Technology. Žiūrėk, tik išėjau. Galvoju, reik da apsikerti prieš Lietuvą grįžtant. Prišvent neaptrukdyk jam jau savo kirpėjais gražins. 400 pinigų sakė naus. Mama Yanda. Nušukuosim jau palei savo stiliuoką grina. Teiks tokie liviršiai kapčiai. Bet ar aš dabar sakysiu, kad nepatinka man? Čia neįmanoma. Jums taip atkarp, jums nepatinka kirpės klausim. Nu, kap. Aišku, saka, ką gera. Lakai šalanda, aišku, palaikytis. Vorkuč. Vorkuč. Taigi. Facial. Facial. Ok, facial. Mogos. How much facial? How that's the same facial. Lemba šį procedūrų įdomiau. Ok. This kaip pum ištraukia, ne? Ok, no spicy. Dami un grr. Okay. Un grr. Okay. Un grr. Okay. Dame agar. Okay. Okay. No, not okay. Dami un grr. Unke. Okay. Rek, mokyti. Pump. Me. Good? Yette. Okay, me. Dami un grr. You? Unke. E time. Okay. Dame un grr. Okay, dami un grr. Dame Dami un grr. un Un grr. Un grr. Un grr. Dame un grr.
Biški ir. $200 for you. No change. Thank you. Nu viskas, procedūros baigtas, bet dabar žiūrėkit, tuk centralą, aš išonu vis daiktus pasiėmiau ir turim sais. Plius, kaip gera, nebėra šalta čia, Islamabad. Bet dabar kiek daiktų turim sais. Toks biškio apvalkat, atrodo. Nu dabar pavalgau ir viskas, ir varom įstoti. Šiandien vėl man lauk 15 valandų kelionį. Panašiai kaip ir vakar, kad pasiekti miestą, kad ramiai gyventi Žardanezas. Bet važiuosam ne su bet kuo gauti. Pamatysit su kuo gauti, važiuosam, kad lauku, kad noriu parodyti jau veik tau. Varom įstoti. Atvažiavau įstoti, iš čia turėtų išvažiuoti Monautiks, bet dar tik už valandos. Nusipirkau skanukų kelionė, atspausdėna bilietą, beleikti tik palaukti. Tas Autiks, vairuotojas dirbs atidarė. Užeinam. Hello sir, this bus. Thank you. Assalamu alaikum. Oh, nice. 9 šitą. Pasiėmiau kompą, bandysiu video editinti. Nežinau, kaip seksas, bet bandysiu. Čia batus gali pasidėti. Šitą kitą pusę ir dviguolis laus. Tai jeigu keliaujate su žmonu, su vyru, su draugu, tai čia Jėzo, pasak, švies. Gal nebloga. Bilietą kaina 12 000 vietinių pinigų. Šiek ko atneši, tokį dėžutį. Kaip fainė, pasižiūrom. Skanuką, piragėlis, čipsų pakis, sausainė gal ir porą saldainiukų. Atnešė tą ausinis visko, pultėlį, filmus gali žiūrėti. Bairis, žiaurus, sveikt savo. O, sustojom. Žiauriai tulik noriu batoną. Gerai, keli. Vakarienį ir atgal į Rasklad. Labas rytas, iš tikrųjų aš jau jums sakau, nes jau yra valanda Vateika. Aš važiavau jau 17 valandų ir turėjau jau būti pasiekti savo kelionės tikslą į Hyderabad, bet navigacija rodo, kad dar 9,5 valandos reikia važiuoti. Ir dėl ko taip yra? Nes yra uždaryta autostrada dėl rūko, dėl pavojingo kelio sąlygų, sakykime. Dėl to važiuojam to pačiu keliu, katru važiavau aš su tuktuku. Tai čia gausas, kamon, kelionė truks kokiais 27-30 valandų autobus ištatami. Nėra labai bloga, negali skųsteis. Iš tikrųjų, bet bairis, žiūrėkit, įjungam teliką, ne? Ar aš čia naktį įspyriau vieną, kas čia yra? Sulaužiau tėlikį, aš nežinau. Prieš tai nebuvau tiep. 7 valandų vakar dabar. Tai 26 valandas važiavau. Wow, normaliai. Police! Bro!
Congratulations. Thank you, bro. Come. Hello, my friend. I'm good. How are you? Nice. Nice to see you guys. Good. This flower for you. What? Yeah, for you. Congratulations. Bro. Wait. I got one more. Geliu. I got one more thing for you. What is that? This is for congratulations. Gėlių padovanojai, what the hell? Oh, wait. Wow. Oh, I'm good, how are you? Hello. Welcome. Nice to see you again, hello. Please. Yes, sir. Okay, now. Čia yra tas ružaus tarnas, taip pat viską daro, čia nukrent žmogau telefonas, paėm, nuvalo, tau tada. Tavarasi čia klausimas. Kas čia dabar bus? Salam alaikum. Ko, aš jį papauliau? Jėzau, Marija, kokie fainulkas. Ta prasme, važiavom čia 2 valandas kažko į kaimą, čia šiandien pernakvosam gražvytėlį parodys ryto. Bet normėgi, belia kiekis pavarys labanais. O, užeikėt. Parodysiu, kaip gyvenau šiandien. Žiūrėkit, čia kosmos ir. Toks kambariuks. Jūs juokaujat. Nusimaudžiau po šiltų dušų, neatsimenu, kad taip gerai išsimiegojęs būčiau, eik sau. Matom, medžioti žmogus mėgsta. Iš kamšuvo visokių. Čia gal netikra, čia tikra. Dušas koigi didžiaus. Kaip man bucvės. Tai ką persakiau šalsandau, kandešas aišku ir figūrėlių visokių įdomių. Greigūsą buvo ant kitėpo padėti. Toliau, čia turėjom tokį kambarioką. Gėrim šaldytuviuks. Sak, jim ko nori, kiek nori. Paimstom. Ir manau įdomiausias dalykas, tai kad va čia šitą ir mygtuks, kad man paspaudys išsikveiti tarną. Ohoho, kaip šilta laukė. Bet kiek. Čia gyvenau. Čia vėl pastogi mašinų biški vaturam irgi. Žodžiu, kaime, aš čia gyvenu, atsivež mūnį kaimą. O, rad pinigėnį man. Čia vaturam gyvūnijas biški. Kon jūs? Man, eh? Who is sleeping here? But someone's sleeping here. Yeah, someone take it. So he is making sure that Everyone's okay. everyone is okay. Wow, kokį lovą, ne? Cow Festival, India. You seen it, right? No, but I heard. They take shit, they throw it at each other. Each other? Yeah. Toks įvažiavėm šitą vartą. Kas čia apsauginis gal? Ajazas. Ant saugiam. What? Kudija? Merbanin. चलो मेहरबानी Šaukščiukai, tai auksinė. Wow, vaiva. Pusrytukai. बस इकडे मैं जो So you have 3 workers? No, bro. How much? I don't know, but maybe it's like 8, 9. 8, 9 workers. Yes. Everyone Cleaning. have a different work. Like they are the helpers, and we have 2 more for cooking Cooking food, for cooking. Wow. 2 for
the animals for cows and goats, you know, Yeah. the sheep for and He will cook, clean, drive, everything. He'll be your bodyguard. How much I need to pay him? less than 100, but it's good for them. Yeah, they are happy in that. We are gonna go visit. Wait, it's recording. Yeah. Shit. खाली है ना? Hello. Let's go. Let's go. This one is bar side and 3 or 4 rooms. And this is for meetings on, dinner. What the hell? Huge master pool. Like Tony Montana. Like Pablo Escobar. Yeah, Pablo Escobar. Huge and for 60 to 70 people will eat together. Wow. О, тренир plyta. Taikinys tipo numuša. Daug sakė, mane pašaudė. And once you shoot and you're done, just remove your finger from the trigger and put it away from anyone's face. Of course, no. Nu, nestarnu. It's down there, it's same. How many bullets in a row there is? Maybe 5, 6. Yeah, it's good. Away from the trigger. Right. You killed the block. Headshot. No. Good. Secure. Don't worry. Bas. O, pataik. Oh, headshot. Yes. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Wow, smagu buvo. O kur dabar važiuojam? Safari? Čia mums nuėdė galnė. Sakė, pavojingas šia rajonas. Mitulis net neleidė vienam nuėdė. Pala palydės. Tuo šitą. Apsauką, nematyti manęs nieks. Thank you again. Wow. Hello, young man. Hello, How are you? young man. Welcome. Thank you. Yes, sir. What do you want, brother? Tea, coffee, beer, vodka? What do you want? Šitų gyvūniukų ne per daugiausiai, čia šitą antis, žąsina. Bet graži labai aplinka. Čia medžiotoja, ne ir. Damn, ką apveitėlium.
Original elephant head. Wow. Atvarė šitą užsieniečių. Pamedžiuoti Pakistaną. Nu, rimt, hebra čia renkas. Rimt. Aš irgi. Nežinau, kad jie čia mane atsivež, bet atsigersam arbatėlis ir varysam jau į Orostą. Kelionį. Eini pabaigti. Liūdna. Bet ir linksmi to pačiu. Nu, ar numai. Švencija vizgi, ne? Tai ten dar biškai pasidėjom prie to laužioką ir tada važiavom jau į Orostą. Iki 3,5 valandos primeskėt. Nu, žodžiu, atvažiavom jau beveik, dar sustojom pavalgyti, kažkur ten kažkas draugą susteikti. Ir fainė buvo iš tikrųjų. Jaukingi draugą prižvengiam ir viskas. Ir atvariau į Orostą, čia praėjau tasis patikras, pasidariau čia kiną. 5 valandų ryte jau beveik. Lauk pirm skrydis. Su 4 šalikas. Varau dabar į Turkiją, į Istambulą. O dabar iš Stambulo varau į Nicą, Prancūziją. O dabar iš Nicos skrendu į Vilnių. Parskridau į ton Vilnių, jau į rytelžius grįžau. 4 beveik valandų nakties. Galbūt matės, kad nelabai aš ten norėjau kažko labai stipriai filmuoti, tas paskutinis video irgi toks kažkoks, nežinau. Bet kiek norėjau numiai, bet viskas labai fainė, aš varau mėguoti ir rytoj susitiksam, dar biškai aptarsim paskutinius dalykus. Tai ką per kiekvienos kelionės pabaigo, šioks toks anos aptarėms. Pala, net nepasakiau kap dėl tuktuką, tai žodžiu, kap matėte, ne, anon užkėlė Montralą, anon fūrą parveš į miestą, katram gyventi Džardanis. Ana dar dabar tebe važiuon, bet tikus, kad tas tuktuks atvažiaus ten sėkminga ir Džardanis anon tada galės tiesiog pardauti už žmonių. Į Lietuvą nesivešu, nes labai sudėtingas, ilgas ir brangus procesas. Ardyti, siūsti, surinkinėti. Nu vėl, čia ta prasme nesąmonė, man atrodo. Bet neatmetu variantą vasarą vėl atvaryti Pakistaną ir iš Pakistano parvažiuoti į Lietuvą sonau. Bet jeigu to nuspręs padaryti, tai nusipirk tiesiog tuktuką. O tas tegu parsidaud ir džiugiant kažkon kitkon. Nebemunėjau. Išlaidas, tai šį kartą prakeliauti 6 beveik savaitės ir išleista 2200 eurų. Biški čia taip mintį pasiskaičiavau, kiek ir untko procentaliai, jeigu 15% skrydžiams pirmin atgal, 25% išlaidas tuktukau, tai yra trals, degala ir remontas, nu. Toliau apie 30% viešbučiams, apie 20% maisto ir 10% buvo tiesiog išdalinta žmonėm. O dabar norėčiau, kad peržiūrėtumėt ištrauką iš video, katro dariau prieš 11 mėnesių. Norėčiau tau padėkoti, kad žiūri man video, kad palaiką vakar perkopiau 2000 prenumeratorių. Man čia ir nesuvokiam skaičią, nes jeigu įsivaizduoti 2000 žmonių vieno vieto, tai čia labai daug ir esu labai dėkingas už tą. 2 štoks daug, ne? Tai lukau dabar įsivaizdaug 36 štukas žmonių vieno vieto. Wow. Tai aš, aišku, standartiškai noriu vėl jums būti labai stipriai dėkingas, kad žiūrat ir kad palaikot, bet su tau parein toks pat ir prašėms, kadangi yra jūsų labai daug. Dar kartą sakau, labai džiaugus, kad stebat ir sekat man kelionis, bet norėčiau, kad gyvenim daugiau nieks manęs neklaustų, kada naus video ir kada nau į kelionį, nes čia nesąmoningas klausiams ir labai nepatink, nu nežinau, aš kaip žinosiu, aš pasakysiu. O dabar gaunas toks, kad daudas spaudėjim, varyk, Luka, varyk, keliauk, čia daryk video mum, o aš gal nenoriu, gal nesugalvojęs niek ir toks gaunas spaudėjams ir tada dara tik tam, kad daryti, o kaip dara tik tam, kad daryti, nes reik, tada gauna šūds. Tai o, ko dar čia pasakyti jums? Tuktuką likiems ir informacija dėl ateities kelionių bus mano Instagrame. Žiauriai gerai kelionė, žiauriai šia patiek. Gal reikėtų dar paprominti Pakistaną biškį, nes tikrai nuostabi šalis, labai draugiški žmonės, geras kainas, nuostabi gamta, žodžiu viskas, bet kiek gera. Tai kietas iki, davai gal ką apkeliausat į Aziją, tai varykit ne į Tailandą, ne į ten Vietnamą, kažkon tokį, varykite Pakistaną. Ir tikrai tikiu, kad kažkam palieka Pakistanas tokį įspūdį, kad nuspręs nuvaryti, tai jeigu reikia informacijos, kreipkitės.
Gerą, Kauną žinau. Ačiū jums dar kartą ir sakau, aš jums dame un gar. O jūs sakot, unke. Iki.